Tomas tai yra verslininkas, daug pasiekęs, greitai pasiekęs savo svajonės ir kas man pas jį labiausiai patinka, jis viską žiūri labai paprastai. Kartais aš irgi su Tomu daug mes konsultuojamės, aš esu jo vienam verslo partneris ir kartais tai būna, žinai, papuolė į kažkokią tai situaciją, kur jau ir taip yra problema, ten pradedi gilintis, kuo toliau, tuo viskas daro sudėtingiau, o kada pasikalbi su Tomu, taip atrodo viskas taip easy, paprasta. Tiesiog jis atranda tą, aš ką stipriausia matau ir kad aš organizuoju seminarus, vieną kartą pats Tomo klausiu, sakau, kaip tu manai, kur yra ta tavo stiprioji dalis. Ir taip mes iš pačios diskusijos sakėm ir priėmėm, kad bendros išvados sako, į viską žiūri paprastai. Ir jo knygą paėmus, Verslas be rizikos. Paprasta knygutė, bet tokia parašyta paprastai ir aiškiai. Tai ką aš esu pritaikęs ir tai su reklama, kada mes ieškom reklamos. Aš organizuoju seminarus ir būtent iš Tomo pasiėmiau tai, kad dabar neprisimenu, aš perskaitęs jo knygą ar buvęs seminare, jis padavė tokią idėją, kaip uždirbti iš reklamos. Tai galiu pasakyti, už reklamą, kada siūlom mokėti pinigus didžiulius už banerius, tai paėmiau tokį dalyką, kad gali laimėti visi, suraskim, kad kuo daugiau žmonių laimėtų ir taip turėsim daug geresnį sandorį. Tai kada man kažkur reikia reklamos, aš sutariu taip, kad aš galiu jam atiduoti pinigus su džiaugsmu, tas, kas mane reklamuoja, bet ir jie uždirba daugiau, negu jie duoda pasiūlymą ir aš būnu patenkintas. Tai iš Tomo paėmiau tą ir tikrai man labai patiko Tomo idėja į seminarą, kad tam, kad padaryti biznį, nereikia pinigų. Ir reikia pasistatyti skaitliuką, tai yra be rizikos. Tai šiaip esu sukūręs vieną projektą, kur mes tikrai, tik dabar statom tik skaitliuką, jisai dabar yra jau matomas eteryje, bet dar tiesiog yra pati pradžia. Tai aš manau, bus dar realizuota viena idėja. Ir dabar visai neseniai iš Tomo išgirdau tokią iš viso super idėją apie svajonės. Ir taip ką tik dabar šviežiai jie taiko savo gyvenime ir daviau ne vienam žmogui patarimą, kad mes dažnai turim labai didelės svajonės, ten turėti namą didžiulį, ten už 2-3 milijonus ir tie milijonai atrodo kartais toli, Bet jis taip man labai gerai pasakė, jo mintį išgirdau, kad ar mums būtina turėti, gal mums būtina tik naudotis. Ir tada svajonė sumažėjo, o nauda ta pati. Aš manau, kad ir tas mintis, kurias aš pasakiau, tai labai daug ką pasako, o ypatingai ta paskutinioji mintis, aš manau, kad aš ją dar daug pritaikius tikrai gyvenime ir daug kam patarsiu. Ir žinai, kas yra svarbiausia, kad Tomas jisai kalba ne vadovėlius prisiskaitęs, o visą, ką jis kalba, tai jis yra padaręs pats. Tai yra svarbiausia, nes galėjom užduoti bet kokį klausimą, jis nebandys prisiminti, kur ką perskaitė, bet jisai pasakys taip, kaip jam buvo. Gal kitam ir ne taip bus, bet tai yra natūraliai gyva žmogaus patirtis.